Labutės. Išvažiavau migdyti mažąją ir nusprendžiau, kad reikia pasisveikinti su jumis. Tai žiūrim, kuogi mes gyvenam. Naujienos tokios, kad kaip ir baigė pjauti rąstus. Nu ne kaip ir, o iš tiesų baigė pjauti rąstus. Bet blogiausia yra tai, kad susirgo vyras. Nu, kaip visą laiką, liga niekada neateina laiku. Apsirgo, perpūtė, vis tiek iš šilto, iš šalta vis. Tai vat, liūdna labai. Stengiamės mes su mažąja nesusirgti, taip, laikytis mes, kad viskas čia būtų gerai, nes susirgo antradienį, mum kelionė pirmadienį. Tai labai tikimės, kad spės išsveikti, pasveikti ir viskas bus gerai. Nes visko gali būti. Galbūt neišvažiuosim, galbūt nelemta. Nežinau net kaip pasakyti. Stengiuosi išlaikyti pozityvą, saugot save su mažąja ir tiesiog reikia slaugyti vyrą. Tai va, tokias dabar pas mus tokelės. Šiandien oras tai toks, labai atrodo geras, nėra vėjo, nieko. Pas vištelės vakar buvau, tai buvo tik 2 laipsniai, tai vakar jau jungiau šildytuvą, bet šiandien išjungiau, nes jau pakankamai jau ten prišilo. Tai va, stengiamės palaikyti, kokie 4 bent jau laipsniai pas jas būtų. Rūsyje irgi jungiau šiek tiek šildytuvo, kad nenukristų į minusą. Bet šiandien kai tokia graži diena, tai gal čia viskas ir bus gerai. Tai vat, šildomės, kad nesušalti ir tiek. Dėl vizų. Žodžiu, tai čia vakar ketvirtadienis buvo. Mum kelionė pirmadienį, kažkaip vis dar tikimės, kad gal pavyks iškeliauti. Tai vis dar neturėjom vizų. Tai aš ketvirtadienį parašiau, radau ambasados, kur tvarko tas vizas, elektroninį paštą. Ir parašiau, radau ambasados, kur tvarko tuos vizas elektroninį paštą ir parašiau laišką, kad mes išvykstam pirmadienį, o šiandien yra ketvirtadienis, ar būtų įmanoma iki to pirmadienio gauti tą vizą. Tai iš karto šiaip man atrašė, gal po valandos, kad reikėjo teikti prašymą 2 mėnesiai prieš norint gauti vizą. Aš teikiau prašymą 3 savaitės prieš norint gauti vizas. Tai vat, ir tada pradėjo tvarkyti man tas vizas, vakar. Tai buvo tokia šviesa tunelio gale bent čia. Tai vat, pradėjo manęs tvarkyti. Reikėjo įrodymų, kad mes tikrai gyvenam Lietuvoje. To resident card. Tai tiko asmens tapatybės kortelės. Bet kažkaip man keista, kad reikia ir paso nuotraukų, ir asmens tapatybių kortelių nuotraukų. Tai gerai, kad mažai nereikėjo, nes mažai mes tik pasą esam pasidarę. Bet vat, mums su vyru tai reikėjo ir paso nuotraukų, ir tapatybių kortelių nuotraukų. Bet susitvarkėm ir turim vizą. Tai laiko aplankyti Tailandą turim. Tai gavom 60 dienų vizas. Jeigu norėsim pabūti ilgiau, tai prasitęsimas jau yra ambasadoj pačiam Tailande. Galima dar prasitęsti. Tai tokelės po truputuką. Ratai tai slidinėja. Va taip. Iš vienos pusės į kitą pusę nereikia nei sukti nieko. Čia kaip driftas. Mažoji užmigo, tai užsimuteriavau šaliką. Einam pažiūrėsim, kaip ten tos lentos atrodo. Nes su mažąja, tai su vežimu jau nenueisi. Va tik tai čiūcikų pėdas. Šuniukai tik tai laksta pas mus, o daugiau niekas. Daugiau nieks pas mus neužeina, takeliai nenukasti. Nieko. Va. Ui, liks dabar tas lentas tik susištabeliuoti. Va kiek pripjovę. Dar ir tas gataras liko, jo neįsėžė. Sakė, savaitgalį kažkam iš kaimynų pjaus.
Nu va. O, kokių yra didelių. Nu tai dabar reikės dar jas susitvarkyti iki galo, kad saugiai būtų. Nu ir bus didelis darbas padarytas. Labai fainai, labai gerai. Eisiu pas vyrą, paklaus, gal kažką dar reikia padaryti, nes vyras čia pas mus ūkio šeimininkas. Gal kažką reikia padaryti lauke, nes, nu vis tiek reikalai, nu nestovi, kad ir kaip ten bebūtų. Nu, dabar biškį sustoja. Balta. Kas dar naujo, tai atvežė dar vienas duris. Tai tas duris dėsim į šitą rūsį. Tokios dvigubos, kad mums nebūtų šalta čionai. Nu, ne mum, visokiam bulviam ir panašiai. Tai va, į šitą rūsį atvežė duris iš 2 durų. Einam, pažiūrėsim, kaip vištelės gyvena. Vištelės, saulelės. Kaip jūs laikotės, jetau. Kurkėt. Nu, kiaušinių nerinksi, nes dar būsitgi nesudėjusios garantuoti. Norite lauką, ten šnokit sniegas, nieko ten gero nėra. Visos po vieną koją pakėlusios, tai neaišku, kuriai čia su kojytė buvo prastai. Na, maisto tai tikrai netrūksta. Uždėjom joms išėjimą į lauką, nes nušalta, kad nenušaltų. Ir viskas, būna jos čia savo šiltai. Uždarysim. Gerai. Kiekvieną rytą įjungiu šviesą, kiekvieną vakarą einu išjungti. Tokie tie reikaliukai sodyboje. Tai vat. Oi, tikiuosi jums viskas gerai, laikykite savo sveikatas, nes šituo laiku tikrai labai lengva pasigauti bet kokį gripą, slogą ir susirgti. Tai saugokit, sveikata visą laiką yra svarbiausia. Pagaliau mašinoj, ruošiamės į kelionę po truputį. Nu, aš nežinau, iki paskutinės akimirkos nežinojom, ar mums čia pavyks. Ir dar lig šiol šiaip nežinau, ar čia mums viskas pavyks. Bet važiuojam į Vilnių, šiandien Vilnių nakvosim ir rytoj turim skrydį. Reikalų ministerijoje gyvenom, galų gale, kiekvieną dieną kažkas ėjo, kažko reikėjo. Dabar net prie mašinos stovint jau, kai jau reikia važiuoti, ir tai dar atėjo kaimynas, kažko ten reikia jam paprašyti. Nežinau, atrodo, niekad taip nebūdavo, bet kažkokia užvirus yra. Nežinau, bet išvažiuojam, daug čia visko vyko, mažai ir dantukai, ir Jėzus Marija. Atrodo, nežinia, ar mes čia pasieksim tą savo kelionės tikslą ar ne, bet tikėkimės. Linkėjimai, mes jau oro uoste. Pasidarėm čekinus, pridavėm bagažus, dar mūsų mažoji miega, tai kol kas neinam į patikrą, nes reikės ją išimti, žodžiu, kad neprikelt. Dar šiek tiek turim laiko, tai kol mūsų karalaitė miega, tai mes dar laukiam, niekur neinam. Tai vat, dabar yra po 11, nu tuoj 12, o skrydis po 1. Dar pusvalanduką leisim mažytei pamiegoti, nes po miego visi būna geresni. Ir tada jau eisim. Pirmiausia, skrendam į Helsinkį. Tai dabar skrydis į Helsinkį ir paskui persėdimas Helsinkyje ir jau tada skrendam į Puketą, į Tailandą. Tai vat. Reikia laikyti čiurikus, kad bagažai nepasimestų, nes su persėdimais būna kartais su nors nesąmonių vežimas. 2 lagaminai, tai mes 3 susikrovėm daiktus į 2 lagaminus, vieną didelį ir vieną mažą. Iš tiesų,
kadangi esam parsivežę daug pampersų iš Norvegijos, tai susikrovėm mes su mažai mažą lagaminą, vyras į mažą lagaminą, dar mes į vyro lagaminą biškį prisidėjom ir vieną mažą lagaminą įdėjom į didelį lagaminą ir kiek tilpo pridėjom pampersų. Tai vat, tokia mūsų buvo technika. Važiuojam keliem mėnesiam su, galima sakyti, 2 mažais lagaminais ir daug pampersų. Gal Tailande pavyks atpratinti mažąją, gal grįšim jau nebereikės pampersų, gal darysim puoduko. Niekada negali žinoti. Atskridom į Helsinkį. Pirmą stotelę. Jau nuskridom 9739. Atvykom, šiaip ne taip. Va, koksai plauna, neplauna, šluoja. Grybuks. Vizas turim, pasisekė. Aha, bet čia dabar eilė dar bus. Dar reikia stoti eilę. No fee, no commission. Nu ką, mes jau Tailande, tai sveikinamės iš jo. Labai pasisekė dėl to, kad atvažiavom ir viešbutis jau buvo paruoštas, tai apie 11 valandą mus įleido, nors viešbučiuose dažnai būna nuo 2 tik tai. Tai žodžiu, jau įsiruošėm ir bandom prisitaikyti prie jų laiko, pas juos yra +5 valandos, tai kai atskridom Lietuvoje buvo 5 ryto, o čia buvo 10 ryto. Tai va. Tai bandysim migdyti mažąją taip, kad išeitų pietų miego. Skrydis šiaip buvo viskas gerai, bet apie skrydį gal paskui papasakosiu. Tyloje apsižiūrinėjom, kas čia kur yra ir migdysim mažąją. Jų tie laidai elektros belia kaip išvedžioti, man atrodo. Nors visiems elektra yra, tai gerai vadinasi. Dabar sakė yra laikas, mes atskridom gruodžio pradžią, ar ne, tai laikas sakė bananų, mangų, tų kačiukas. Bananų, mangų, ananasų, papajų. Ką dar sakė, kieno dar laikas? Neatsimenu daugiau, bet žodžiu, mangai dabar patys skaniausi. Tai vat, dėl mangų labai džiaugiuosi jas valgyti. Nu kokie čia mangai tie? Dar jie čia kažkaip tik išsikrauna toks vaizdas. Va, ir rūbų yra. Tai jų batai. Tai šiandienos kursų 1 euras yra 36 batai. Nu, kaip perki. Nisa. Ananasų dar sakė irgi dabar laikas. Aš kol neparagavau ananasų Tailande, tai aš galvojau, kad jie visi yra rūgštus ir nelabai skanus. O sužinau, dar drakono vaisių dabar irgi sezonas. Tai žodžiu, paragavus Tailande, supratau, kad ananasai yra saldus. Šiandien. Aha. Dabar kaip reikia išmokti nereaguoti, nes jie ištisai kalba. Šiam batu. Yes. Tai po 7. Yeah, 2 piece. 2. Okay. And watermelon cuts. Okay. And 2 coconut. 2 cold. Coconut Ar vieną? drink. Ne, bet gerai. 2 cold. You want cold? Nu va, užsisakėm. Kaip restorane supjausis atneš. Va, čia visokie žvakelės, smilkalai iš karto ir jie.
O, mažai davė bananiuką irgi. Nu, kokie tie bananai dabar irgi, sakė Seržanas, mažyčiai yra. Tiesų. Už 2 kokosus gėrimui, gersimės juos, 2 mangus ir 1 ananasiuką, 135 batus. Tai jeigu už 3,6 dalinti, tai gaunasi apie 4 eurus. Bet labai skanus. Šitus irgi ėmėm brangesnius kažkokius ten mangus, kad būtų skanesni, sakė. Va, daržovių pilna. Hei. O, burokėlių kaip ir pas mus. Žuvies. Krevečių. Vo, kokie. Sakė, jie čia ir kukina iš karto, tai žodžiu, jeigu norit, sako, galim iš karto pagaminti jums. Nu, pirma diena dar mes nemiegoję ir galvą skauda ir žodžiu viskas, bet, nu, vien oras duoda savo 30 laipsnių. Šilta, gera, visi šypsosi, visi laimingi, visi kalbina mažąją, visi žodžiu tokie aikčioja. Nu, labai fainai, labai fainai. Eisim valgyti vaisių dabar. Vyras vežioja mažąją, bandom užmigdyti. Aš sėdžiu ir galvoju, reikia labai dabar išmokti neskubėti, nes mes tiek visur lėkėm, bėgom. Ir dabar reikia suprasti, kad reikia tiesiog mėgautis kiekvieną akimirką ir nereikia niekur bėgti ir lėkti. Užmigdė. Čia mano reakcija, kai vyras užmigdo vaiką. Tai vat, žodžiu, reikia mėgautis. Tai linkiu ir jums, kad šiaip nebūtina išvažiuoti kažkur toli, kad tai suvoktum. Nu, bet vat kartais reikia. Tai, žodžiu, mėgautis. Nepamirškit kiekvieną akimirką. Žiūriu, medis labai gražus. Ten tikriausiai altorėlis yra padėtas. Altorėlius visur deda. Nu, žodžiu, dar čia mes su jų kultūra susipažinsim per tiek laiko. Šiam kartui tiek, susitiksim kitam video.